Sveiki visi. Taigi šiandieną įrašas apie nuostabiąją gruodžio 22 dieną. Tikiuosi spėsiu vieną įrašiuką, jei ne, tai padarysiu 2 įrašus. Taigi, kasgi yra ta gruodžio 22? Tai yra diena, kokios nebuvo 30 metų. Ir jeigu mes visi, absoliučiai visi, visos pasistengsim šioje dienoje sukurti savo naują gyvenimą, tai yra savo mintyse, savo žodžiuose ir savo veiksmuose apjungsim šitas 3 pozicijas savo fizinėme kūne su astralinėmis galimybėmis, nes tai yra nuostabi savaitės diena visų pirma. Mėnulio diena labai gera. Ir trečia, tai yra mėnulio pozicija kitų planetų atžvilgių yra be galo geroje padėtyje, o tai reiškia, kad 30 metų tokios dienos pas mus net nebuvo. Aišku, visi sakysit, tai kaip moksliškai įrodyti. Tai aš nuoširdžiai sakau, pasiruošiau tam tikrą mokslinį paaiškinimą. Paskutinį kartą tai buvo maždaug 1993 metais, maždaug prieš 30 metų, panaši, nes vadinama Siddha jogos diena. Kas astrologija domisi, jau suprantate, apie ką aš kalbu, tai yra vadinama tobulumo diena. Tai yra diena, kada viskas, ko tu nori, tu užsisakai ir viskas tobulai vyksta. Bet atminkim, mes galim užsisakyti tobulus dalykus, bet galim užsisakyti ir pakankamai sudėtingus dalykus. Juk visada viskas priklauso nuo energijos, kuri teka mumis. Jeigu mūsų energija teka auganti, kylanti, kad viskas gerėja, mes susisakome puikius dalykus. Jeigu energija yra kaip sunku, nepatinka, negera, mes užsisakome pakankamai sudėtingus dalykus. Ir jeigu tu pati sugalvojai, kad tavo energija turi būti sunki, nekaltink pasaulio, kad tas pasaulis neteisingas, kad visiems lyja tas pats lietus, visiems šviečia ta pati saulė, visiems pučia tas pats vėjas, visi turi 2 kojas, 2 rankas, 1 galvą. Atminkim, visi kirminai, viskas yra mūsų galvose. Ir jei mūsų galva šiai dienai pradės valytis, tvarkytis, 22 diena yra tam, kad tu galėtum taip gerai, taip lengvai, taip nuostabiai užsisakyti savo svajonių gyvenimą. Jeigu tu apie kažką svajoji 10 metų, patikėkit, 93 metais aš užsisakiau tam tikrus dalykus. Ir šiandien kalbu iš tos energijos, kuri tikrai buvo 101% įsipildžiusi. Tikėjausi per 5 metus, gavau per 1 metus. Tai kodėlgi nepasinaudoti tokia stipria diena. Tokių Siddha jogos, tų vadinamų tobulų dienų, kas yra Siddha jogai, tai žmonės, kurie net mintis moka skaityti. Tai įsivaizduojate, tai reiškia, ši diena turi energetiką, kad visata nuskaitys tavo mintis, tik tu jas turėk teisingas. Ir kad kuo teisingesnės mintis, tuo labiau visą tai ateis į tavo gyvenimą. Taigi, šių metų sausio 23 buvo dalinai tai ir buvo Siddha jogos diena, bet jinai nebuvo, žinot, ko joje nebuvo tokio nuostabaus planetų parado. Planetos pačios susistoja į nuostabiai puikų paradą, kad padėtų mums žmonėms susikurti ateitį, kuri mes visi norim būti laimingi. Bet tik nuo mūsų priklauso, ar mes būsim laimingi. Taigi, kitais metais panašios dienos nebus. Tai argi neverta susimastyti. Taigi, kodėl ta diena yra tokia unikali? Yra pagrindinis dalykas, tai yra Saturnas. Saturnas tai yra karmos atidarinėtojas. Tai netgi yra žmonės Saturno energetikos. Jie daugiausiai yra vienišiai ir Saturnas jis yra labai stipri planeta, kuri veikia kiekvieną mūsų, tačiau jis 22 dieną stojasi į vandenį, į
Tai yra ženklas, kuris neutralizuoja būtent Saturno negatyvią energiją. Ir įsivaizduokite, kas įvyksta. Saturnas tai planeta, kuri apeina visą zodiaką per 30 metų. Štai kodėl tokios dienos nebuvo anksčiau, nes Saturnas kiekvienam zodiako ženkle būna tam tikrą laiką ir per 30 metų jis apkeliauja. Ir kai jisai atsistoja būtent vandenyje, Saturno energija tampa nebe negatyvi, bet pozityvi. Ir štai kodėl ta diena astrologiškai tampa nuostabi. O Venera svarstyklėse tai vėlgi puiku, meilė su apsisprendimais. Super, tai nuostabios planetos, kurios labai gražiai viena su kita rezonuoja, nes jos yra priešingose pusėse. Tai tikrai labai gera diena. Marsas atsistoja į Skorpioną ir įsivaizduokite, jeigu Marsas savinai įrodinėja, kariauja, aiškina, o kai jis Skorpione, jis eina į gylį, jis nagrinėja giliau, aiškiau, supratingiau. Marsas nebetampa karingas, nes Marsas yra karo dievas. Tai jeigu Saturnas karmos atidarinėtojas, tai Marsas yra karo dievas, Venera yra demonų mokytoja, o demonų mokytoja atsistoja į svarstyklės. Matote, kiek puiku. Tai tiesiog viskas. Saulė atsistoja šaulyje, tai super nuostabus derinys, nes iš esmės šaulys jis yra pats pozityvus ir labai protingas. Tiesiog iš esmės. Ir įsivaizduokit, kažkas gali sakyti, kas astrologija domitės, kad o tai kaip Merkurijus retrogradinis. Taip, Merkurijus retrogradinis, bet jisai eina kartu su Saulė. O Saulė stovi šaulyje, tai tos planetos viena kitą neutralizuoja. Taip pat, nes visada labai priklauso, kas šalia Merkurijaus stovi. O stovi šiuo metu Saulė, tai irgi labai gerai. Taigi, kadangi šaulyje Saulė, tai jinai protingumo, genialumo, sumanumo skatintoja. Tai reiškia, jeigu protingai, genialiai, sumaniai panaudosi šią dieną, tavo visos svajonės pradėsi judintis, pildytis, visko bus kuo daugiau. Taip, kas dar? Taigi, dar pamiršau, pačias tas sunkiasias planetas Rahu ir Ketu, jos visada eina negatyvą, traukia koronos atėjimas, Rahu ir Ketu, Taigi, o dabar Rahu ir Ketu valdo jas Merkurijus ir Jupiteris. Ir jeigu mes dar kas, Jupiteris tuo pačiu metu atsistoja Avine, tai yra draugų ženkle, ir reiškia su visais elgiantis draugiškai, pozityviai, gerai, mes šitą periodą praeinam nuostabiai. Ką dar turiu paminėti? Kadangi Ketu ir Rahu neutralizuos Merkurijus ir Jupiteris, tai viskas bus labai stipriai, Jupiteris visada pažymi mūsų protą ir mes jau nebeignoruojame, mes jį panaudojame savo naudingumui. Tai pirma dalis kaip ir viskas, kodėl tai yra nuostabu, taigi ir dabar antroji daly papasakosiu, kągi mes konkrečiai turime daryti. Apkabinu visus ir žiūrime antrą dalį. Paspauskite, kad patinka, kad YouTube kanalas prastumtų kuo greičiau šitą klipuką, įrašiuką, kad galėtumėt pasidalinkite su draugais. Tiesiog, kad kuo daugiau žmonių pamatytų, kad rytoj yra nuostabioji gruodžio 22.